Sveiki, Rita, smagu Jūs sutikti. Ar galime Jums užduoti kelis klausimus? Žinomas. Esate viena iš Akmenės krašto gidų. Trumpai prisistatykite. Jau daugiau kaip 40 metų gyvenu Akmenės rajone, daugiau kaip 40 metų dirbu mokytoja. Jau kaip suprantate iš mano kalbėjimą, esu ne iš šių vietų kilus, esu Skaudeškė. O kodėl nusprendėte tapti gide? Bėda poterus moku. Veino tarpu mokyklo turėjau labai mažai pamokų, ieškojau kažkokios kitokios veiklos. Baigiau Šiaulių turizmą informacijos centrą organizuotus gidų kursus ir va jau 7 vasarą mėgaujus gido darbu. Kas mieliausia gido darbe? Kaskart nauji žmonės. Ir labai yra malonu, kad gali papasakoti kažką naują. Ir papasakoji, parodai ir žmonės džiaugas, kaip čia viskas gražiai sutvarkyta, kokia įspūdinga gamta, kokių įdomių meninių sprendimų. O kur dažniausiai prasideda Jūsų ekskursijos? Nu va, čia prasideda Simono Daukanto aikštė. Ir tokia pat svarbi aikštė yra Vilniaus prezidentūros. Tai reiškia, Daukanto vardu pavadinta svarbiausia mūsų valstybės aikštė. Ar galėtumėte daugiau papasakoti apie šios svarbaus visai Lietuvai žmogaus paminklo istoriją? Paminklus pastatytas 1930 metais mokytojų iniciatyva, nes tarpukarį buvo nuomonė, kad paminklus turi statyti visuomenė, todėl buvo įkurtas komitetas, renkamas lėšas ir ieškojo skulptoriaus, kuris galėtų sukurti tokį darbą. Sutarė su Vincu Grybu, kuris kaip tik tuo metu baigė skulptūros studijas Paryžiaus. Dar kartą pažiūrėkite paminklą. Kokia prancūziška elegancija. Tikrai nuostabus paminklas. O Papilė tikrai yra senas miestelis. Ką dar įdomaus būtina aplankyti? Įvardinkite įdomiausių vietų trejetą. Aš jums neįvardinsiu, aš geriau nuvesiu ir parodysiu. Dar pavaizėkiam į Papilės miestelę vėliavą. Matot pavaizduota 3 trobelės ir kažkokį neaišku darinį, gal prakaustą obuolį. Tai taip ir bus. Bevakšdami po miestelį turėtumėm kažką surasti, kas toks svarbus, kas toks brangus papilėniškiams, kad sugalvoja įdėti į herbą. Sakykite, kokia tai vieta? Atėjom į Simono Daukanto muziejaus kaimėlį. Va, į patį muziejų neįsim, galėsit aplankyti, kai atvažiuosit kitą kartą. O sakykit, koks faktas sukelia daugiausia nuostabos atvykusiems turistams? Va, žiūrėkit ir klausykitės. Skaitau akmenyje iškaltus žodžius. DDG reiškia didesnė Dievo garbė. Čia gulkūnas Simoną Daukantą, raštininką Vargą Pelės. Ar tikra Daukants čia ir palaidots, sužinosit, kai atvažiuosit kitą kartą į mano ekskursiją. Na, tikrai suintrigavote. O prie Simono Daukanto paminklo prašėte užfiksuoti Papilės miestelio vėliavą. Kadagi išgirsim atsakymą į klausimą, kas joje pavaizduota? O, maunam tu jau pat. Tai va, atsakyms, kas ir pavaizduota Papilės herbe. Pirmasis Papilės piliakalnis. Kažkada seniai buvo medinė pilis, pilis sudegė, žinių daugiau kaip ir nėra. 3 trobelės rodo, kad žmonės kūrės šalia piliais. Dėl to ir yra Papilė. Labai įdomu, nekantrauju pamatyti ir trečią ypatingąją vietą. Nuvažiaujam, surasim. O kur dabar atsidūrėme? Jūrakalnį. Kodėl toks keistas vietos pavadinimas? Ko gero, tai ir vienintelis pavadinimas Lietuvo, kur į vietovės pavadinimą įeina geologinė sąvoka. Kalba eina apie jūros periodą. Ir Papilė yra vienintelė vietovė Europoje, kur į žemės paviršių išeina jūros periodą atodangas, ten gal rasti fosilijų. Tai vat atvažiuokit, paieškosim kartu. Galėtume Jūsų pasakojimų klausytis ir klausytis, bet gal yra verta aplankyti ne vien Papilę? Tai žinomas, dar ir Kairiškė. Kuo Kairiškiai svarbus visam Akmenės rajonui? Galbūt čia gyveno kokių iškilių asmenybių?
Šiuo metu Kairiškiai tikrai yra toks nieko ypatingas kaimuks, bet tarpukarį, kai čia gyvena ir savo verslą turėjo Vladas Sirutavičius, Kairiškiai buvo tikrai išskirtiniai. Vladas Sirutavičius buvo pastatęs gerai veikiantį kartono fabriką, vystė pažangų žemės ūkį, turėjo verslų ir Šiaulius, ir kairiškiečiams labai malonu, kad pastatė mūrinę pradžios mokyklą. Ir prieš 3 metų tiesiog kilo tokia mintis, kad reikia pagerbti tokį žmogų atminimo ženklų. Ir Česlovas Pečetauskas sukūrė tokį atminimo ženklą. Kaip mato, centre pavaizduotas varpas, tai irgi keleriopą reikšmė. Nes Vladas Sirutavičius siuntė straipsnius į slaptą leidžiamą varpą. Vėliau dvare kaboja varpas, kuris šaukdavo darbininkus eitauti. Ir aišku, čia mokyklos kieme skambėjo varpelis. Ačiū už puikią kelionę po Papilės apylinkes. Ir pabaigai paskutinis klausimas. Ar jau visa vasara užimta turistų? Ar dar galima registruotis ekskursijoms? Nu, dar surasi kokią dainelę.